Berlin. 10 valandų ir 35 minutės, čia jau perkopė paskutinioji ryto kelyje valanda į antrąją pusę ir aš jau kaip ir žadėjau, turime mes studijoje svečių, su mumis Vilniaus socialinio klubo projektų vadovė Marija Ana Sutkienė. Labą rytą, Marija. Labas rytas. Mes apie jūs labai daug gerų žodžių girdėjome, dėl to ir pasikvietėme. Tai dabar reikia ir išsiaiškinti, ar tie visi komplimentai yra pagristi. Sakė, jūs esate labai šauni komanda, užsiimanti labai tokiais tinkamais ir visuomeniai svarbiais projektais. Apie ką aš čia taip neapibrėžtai pasakiau? Tai visų pirma svarbu paminėti, kad Vilniaus socialinis klubas, arba kaip mes patys dažnai vadinam Vilniaus Social Club, tai yra socialinio darbo organizacija ir mūsų komandai dirba socialiniai darbuotojai ir mes naudojam tokias dvi pagrindinės darbo formas, tai yra turime futbolo mokyklą vaikams ir jaunimui iš sudėtingos aplinkos. O taip pat turim darbuotojus, kurie dirba tiesiogiai gatvėje. Tai yra socialiniai darbuotojai, kurie nuo rugsėjo mėnesio išeina faktiškai kasdien į Naujininkų gatves ir ten bendrauja su jaunimu, kuris leidžia laiką gatvėje. Tai yra jaunuoliai, kurie turi šeimas, turi namus, bet jų tiesiog laisvalaikis dažniausiai būna praleidžiamas gatvėje. Bet ar tai visuomet blogai? Nes aš, pavyzdžiui, atsimenu save, aš irgi gatvėje esu daug laiko praleidęs, bet nesu toks socialiai rizikingas, kaip dabar mėgstama sakyti. Taip, tai dėl to, kai socialiniai darbuotojai pradeda dirbti gatvėje, jie pirmus beveik pusę metų stebi aplinką, stebi tas vadinamas chebras, žiūri, kur yra jaunuoliai, kurie tikrai yra rizikos grupiai, o kurie tiesiog išeina, būna gatvėje, ten žaidžia futbolą, krepšinį ir kurie neturi jokių problemų. Tai jūs, kaip čia pasakyti, paprastai esat atkalę akį ant tų chebrų, kaip jūs įvardėte. Taip, galima sakyti taip. Tai yra labai ilgas stebėjimo procesas, prieš tai, kai tu prieini prie jaunuolio ir užmesgi su jo ryšį. Ir aš galvoju, tas prieimas prie jaunolio, tai dauguma, matyt, mūsų besiklausančių ir ypač kurie, tenka jiems pro Naujininkus pravažiuoti, tai sakytų, reikėtų turėti drąsos, kad prie tos chebros, kaip jūs sakot, prieitų. Jo, ko gero, tai yra toks pirmas įspūdis, kai tu pravažiuoji tik pro šalį, bet tuomet, kai tu praleidi gatvėje daug laiko, stebėdamas tos jaunuolius, tai supranti, kad jiem tiesiog reikia artimo santykio. Jiem reikia žmogaus, kuris nuoširdų ryšį galėtų jiem pasiūlyti, o ne tik juos pasmerkti, pamokyti arba primiktinai siūlyti kažkokią pagalbą, kurios, dažniausiai pirma reakcija būna atmetimo reakcija, kai kažkas kažką primiktinai siūlo. Tai mūsų darbas ir yra būtent užmegzti tą ryšį, kad jaunuolis pasitikėtų, kad galėtų iš tikrųjų atsiverti ir tuomet mes galime jau suteikti tą kažkokią pagalbą, kuriam... O lengva ar ne tą padaryti? Žinot, čia geriau galėtų mano kolegos papasakoti socialiniai darbuotojai, kurie konkrečiai dirba su jaunuoliais, būna įvairių situacijų. Bet jūs irgi bendraujat su kolegom, šnekatės, matyti įspūdžių, čia dalinimasis, tas yra refleksijos, kaip sakoma, labai būtinos. Tai tam tikrų momentų vyksta lūžis santykiuose ir aišku, iš pradžių būtent tas užtrunka, kol tu užmesgi santykį ir tai yra labai ilgalaikė programa, tu negali gatvėje padirbti metus ir išeiti, dėl to mes visą laiką siekiam, užtikrinti tos veiklos tęstinumą. Bet tam tikrų momentų vyksta lūžis, kuomet jaunuoliai jau pradeda pasitikėti, pradeda atsiverti, pasakoti, ko jam trūksta. Pavyzdžiui, labai dažnai žmonės, kurie dirba įvairiose institucijose, bet realiai neišeina į gatvę, jie turi savo įsivaizdavimą, ko reikia jaunimui, įvairios programos, projektai yra kuriami. Tai mes čia kaip juokaujama, tie, kur sėdi valdžios rūmuose, geriausiai žino, ko mums reikia, bet nebūtinai taip yra, ar ne? Tai čia yra tas kitoks šiek tiek požiūris, kad mes ateinam pas juos į jų aplinką ir bandom sužinoti, kogi jiem iš tikrųjų reikia. Ir kokius atsakymus išgirstat? Labai įvairiai. Būna, kad tiesiog kieme reikia, pavyzdžiui, įrengti turniką, kad galėtų jie tenai mankštą daryti. Arba įrengti kokią nors rampą, kad galėtų ateiti su riedlentėm, lietuviškai teisingai, su riedlentėm pasivažinėti. Tai kartais tokių labai apčiuopiamų dalykų jiem trūksta ir reikia tiesiog kažkur nueiti ir padėti jiem tą dalyką organizuoti. Arba būna tokiu atveju, kai iš tikrųjų palydime jaunuolius į institucijas, kurias padeda įveikti įvairias priklausomybės. Tai čia labai priklauso nuo situacijos ir tai labai yra individualus darbas. O jūs paminėjote, kad tas darbas gatvėje labai tokia įdomi specifika ir aš, pavyzdžiui, pats neįsivaizduočiau. Aš, sakykime, paskirtumėt jūs man užduoti susipažinti, priartėti prie tam tikros chebros, kaip mes jau čia tą terminą įsivedėm. Tai kaip tas vyksta, nežinau, suartėjimas. Tu kasdieną vis taip, jeigu metrais matuotume, po metrą vis arčiau prieini, bet ar tu su jais iškart bandai bendrauti? Kaip tas procesas
procesas užsimezgimo kontakto, atrodo. Aha, tai va čia yra, kaip jau minėjau, visa tai yra ilgalaikis procesas ir socialiniai darbuotojai, jie stebėdami aplinką, žiūri, prie ko jie norėtų prieiti, ne prie kokių hebrų. Ir tuomet vyksta taip, kad tiesiog iš pradžių tu pasisveikini, paskui toks vyksta trumpas pokalbis ir tada, vat, palaipsniui, kaip jūs ir sakot, po metro tu vis arčiau prieini ir vis glaudesnį tą santykį užmesgi, bet čia gali būti kelių mėnesių procesas. O Marijanai, o darbuotojai pasisako, kad jie yra štai mes iš Vilniaus socialinio klubo ir teikiame tam tikras kažkokias tai pagalbas, ar nežinau, ar priimtų jaunimas, kaip jūs sakėt, hebra, žodį pagalba, jiemsgi nereikia padėti. Taip, tai vat čia reikia labai, būtent mūsų socialiniai darbuotojai, jie yra išsilavinę socialiniai darbuotojai, profesionalus, tai nėra savanoriai, tai yra žmonės, kurie yra apmokyti ir jie žino, kaip reikia dirbti su jaunimu. Tai žinoma, iškart jie nelenda su jokiom pagalbom, bet būtent jie prisistato, papasakoja, kuo jie galėtų būti naudingi. Ir kitas dalykas, kad dirbant su jaunimu labai svarbu jam pasiūlyti kažkokią konkrečią labai veiklą. Negali visą laiką tik vaikščioti ir su jais kalbėti. Tai ką mes darom šiltuoju sezonu, tai mes organizuojam mobilias futbolo treniruotės naujininkuose. Tai futbolas šiuo atveju vėlgi pasitarnauja kaip labai gera priemonė įtraukti jaunimą. Ir dabar kiekvieną trečiadienį naujininkuose prie Juventos gimnazijos aikštelėje mes žaidžiam futbolą su jaunuoliais. Ir vis daugiau jų ateina. Tai tas labai smagu ir per tą futbolą vėlgi sustiprėja tas ryšys, tas kontaktas su jaunimu. Jie jau pradeda mūsų laukti, kada mes ateisim su tais kamuoliais. Ir taip užsimesga ryšys. Čia mes taip su Marijana Sutkienė, Vilniaus socialinio klubo projektų vadove kalbamės ir kadangi jau taip nuo rimtų dalykų po truputėlį einam prie linksmesnių, prie futbolo, tai tuos linksmesnius dalykus kitai pokalbio daliai perkelkime, o dabar kažkaip jau ir daina susijusi su futbolu tuomet. 15 minučių lieka iki 11 valandos ir daina apie futbolą čia ne veltui nuskambėjo, nes mes su Vilniaus socialinio klubo projektų vadove Marijana Sutkienė ir šnekučiuojamės apie futbolą. Dabar jau, kodėl futbolą pasirinkot tiems socialiai sudėtingiams galbūt vaikams integruoti? Tai galbūt šiek tiek istorijos, kad Vilniaus Social Club, Vilniaus socialinio klubo įkūrėjas Cedric, jisai yra iš Prancūzijos atvykęs prieš 10 metų ir Prancūzijoje jisai dirbo su vaikais, treniravo vaikus, paskui kelias vasaras praleido Afrikoje, Indijoje. Ir tenai dirbo su vaikais, būtent treniravo jos ir jam tiesiog pamatė, kad futbolas gali labai gerai veikti kaip darbo su vaikais priemonė, ne tik kaip futbolas, kai tu treniruoji ir bandai kažkokį užauginti sportininką, bet kai tu tiesiog padedi žmogui socializuotis, įgyti tam tikrų socialinių įgūdžių ir atvykę ir grįžęs čia į Lietuvą 13 metais įkūrė Vilniaus socialinį klubą ir pradžiai būtent tą futbolo mokyklą ir per mūsų treniruotės, pas mus šiuo metu treniruojasi 60 vaikų nuo 7 iki 19 metų. Ir visi, atsiprašau, Marijana, tie, kuriuos jūs radote gatvėje? Ne, mes nebūtinai. Kartais būna, kad pasikviečiam jaunuolius iš gatvės, kur susipažįstam, siūlom ateiti į treniruotės, bet mes turime ganėtinai platų tinklą partnerių. Tai yra dienos centrai, vaikų globos namai, socialiniai darbuotojai seniūnijose, tai mes su jais glaudžiai bendradarbiaujam ir jie pas mus, galima sakyti, atsiunčia vaikus. Ir labai gaila, kad mes galim priimti tik tai 60 vaikų, nes viskas remiasi į mūsų galimybės, kiek mes turim savanorių. Viskas futbolo mokykloje veikia grinai savanoriškais pagrindais. Labai tikimės, kad nuo rugsėjo, jeigu turėsim finansavimą, mums pavyks pasamdyti žmogų, kuris būtų jau koordinatorius futbolo mokyklos, kad galėtų visą tą procesą taip jau prižiūrėti, taip, nors visą tai dabar daro Cedricas ir svarbus dalykas, kad dirbant su vaikais futbolo mokykloje mes visą laiką duodam atgalinį ryšį socialiniam darbuotojam, kurie dirba su tais vaikais taip pat. Ir tai yra labai gera priemonė, jeigu mes norime užkirsti kelią kažkokiam problemam arba išryškinti problemą šeimoje, dėl to, kad vyksta labai glaudus bendradarbiavimas tarp mūsų trenerių ir socialinių darbuotojų. Ir kartais vaikai iš tikrųjų daug, labiau pasitikė Cedricu ir savanoriais, jiems išsipasako ir tuomet mes galim laiku pastebėti kažkokią
kažkokią rimtą problemą, kuri paskui gali išaukti. O čia kodėl taip, Marijana, kaip jūs galvojat, nutinka? Dėl to, kad tai yra komandinis kažkoks tai darbas, pasijunta saugesni komandoje tie vaikai. Kokios priežastys to tokio atsiskleidimo vaikų? Na, ko gero, svarbiausias dalykas yra tas, kad pas mus jie negauna jokio spaudimo. Nieks nespaudžia juos būti geresniais arba elgtis teisingai. Mes priemam vaikus tokius, kokie jie yra. Jie gali ir keiktis, ir pykti, išlieti tą savo pyktį, gali trenerį pasiūsti ir kitą kartą vėl grįžti į treniruotę. Ta prasme, mes jų nebaudžiam ir palaipsniui, kai jie jaučia tą pagarbų santykį ir kai jie jaučia, kad savo blogo elgesiu jie iš tikrųjų skaudina žmogų, kuris nori jiem tik gero, tai vaikai ir jaunuoliai, jie labai tą dalyką puikiai jaučia ir tiesiog pradeda elgtis geriau. Futbolo komandą jūs irgi suformuojate 60 žmonių, tai aš dabar galvoju, kadangi nesu didis futbolo mėgėjas, kaip dažnas lietuvis, bet kiek komandų susiformuoja? Ar tai yra viena, turi didžiulį brandolį, tokią rinktinę, ar kaip? Ne, yra 4 grupės pagal amžių išskirstytos, tai yra vaikai, yra paauglių 2 grupės ir yra jaunimo komanda, tai jau nuo 14 iki 19 metų ir įdomu, kad būna, kad mes jau jaunuoliam sakom, na, jūs galite eiti kitur į kažkokį klubą, kai jau būna pasirengę, kai jie tikrai įgyja to pasitikėjimo savimi, jie gali eiti toliau ir kartais būna, kad jie pradeda lankyti futbolą kitur, bet vis tiek ateina į Vilniaus Social Club futbolo treniruotės ir toliau žaidžia savo komandą ir toliau palaiko ryšį su mūsų treneriais ir savanoriais. Varžovų kur ieškot? Varžovų, žinot, mes, kadangi apskritai mūsų filosofija yra tokia, kad mes nesiorientuojam į rezultatą ir kartais pas mus atvažiuoja pažaisti įmonės, pavyzdžiui, buvo Western Union komanda, buvo įmonės Cognizant komanda, su pabėgėlių komanda mes esame žaidę, su Žalgiriu esame žaidę. Tai galiu pasakyti, kad mes... Žalgiris, aišku, pralaimėjo, aš taip įsivaizduoju. Mes nefiksavom. Manau, kad buvo lygiosios. Tai, žodžiu, mes visą laiką akcentuojam tai, kad kviesdami žaisti įmonės arba kai įmonės pačios pasisiūlo pas mus ateiti pažaisti su mūsų jaunimo komanda, tai mes tiesiog orientuojamės tai, kad mes būnam kartu, bendraujam ir ne tiek svarbu, kas nugalėjo. Tai va, nors aišku, varžybos visą laiką būna karštos. Ar būna čia kažkokie tai konkretūs laikai, kuomet jūs žaidžiate, ar varžotės, ar paskelbėte kažkur, kur galima ateiti jūs pažiūrėti ar pasitreniruoti? Tai mūsų treniruotės vyksta antradieniais vienai grupiai ir 3 treniruotės šeštadieniais. Tai esam labai dėkingi VGTU ir ypatingai Vilniaus universitetui, kurie mums suteikia salės ir mes galim ten nemokamai žaisti. Tai paprastai būna, kad šeštadieniais kažkokia įmonė arba kažkas, kas apie mus sužino, susisiekia su mumis, pasiūlo kartu žaisti, kartais pažaidžia su mumis ir kažkaip mus paremia, nes tai irgi yra labai svarbu. Tai visą laiką esam laimingi, kai kažkas su mumis susisiekia ir sako, suorganizuojam tokias varžybas. Patys taip tikslingai mes neieškot varžovų. O susisiekti kaip su jumis reikėtų? Jeigu dabar kažkas klausos ir galvoja, turime šią futbolo komandą, kompaniją, gal visai sužaistume? Tai būtų labai smagu, tai Facebook'e yra Vilniaus Social Club paskyra, taip pat yra vilniaussocialclub.lt tinklapis, galima elektroniniu paštu info@vilniaussocialclub.lt. Tai tiesiog norint mūsų rasti, tai galima paguglinti Vilniaus socialinis klubas arba Vilniaus Social Club ir mes visą laiką mielai priėmam ir mūsų jaunimas visą laiką labai džiaugiasi, kai kažkas ateina pažaisti, dėl to, kad tai yra, toks tarsi parodimas, kad tie jaunuoliai, kad jie kažkam rūpi, kad jie žaidžia futbolą, kad tai yra faina ir kažkas dar prie mūsų prisijungia. Ir tai jiems matyti irgi patiems smagiau, kad jie nėra taip kažkur tai pamirštis. Taip, tai yra tikrai labai didelė motyvacija. Kągi, Marijana, dėkui, kad užsukote. Vilniaus socialinio klubo projektų vadovė Marijana Sutkienė buvo su mumis būtent apie Vilniaus socialinio klubo veiklą. Mes su ja ir šnekučiavomės. Ačiū ir iki gero futbolo. Ačiū.